Sveiki. Daug metų dirbu nefrologijos inkstų transplantacijos skyriuje, taip susiklostė aplinkybės, kad teko 3 metus dirbti COVID skyriuje. Tai kaip ir Laurina sakė, tai šiek tiek nusikelsim į praeitį. Šiuo metu iš tikrųjų, kai pasibaigus tą pandemiją, tai labai daug kas kelia ir gal ir šypsena, ir netaip jau baisu viskas atrodo. Bet 20 metų pavasarį juokinga tikrai nebuvo, labai stengiamės kuo greičiau įsikurti skyrių. Ir norint iš tikrųjų vardinti, ko išmokta, reiktų prisiminti, su kokiom problemom buvo susidurta. Tai trumpai apžvelgsiu tiek darbo organizavimą, tiek problemas dirbant su COVID sergančiais pacientais. Nauja patirtis dirbant su tokiais pacientais, tai atrodo tik iš pačių pradžių, kad tokia egzotinė, gal ir net ir visai įdomu. Visai ir šokis toksai čia yra slaugytojų pademonstruotas. Bet iš tikrųjų tai yra varginanti ir labai veikia tiek fizinė, tiek psichinė darbuotojų sveikatą. Darbo organizavimas apima labai įvairius aspektus, tai ir kaip darbo vietos sukūrimas, darbo poilsio organizavimas, darbo pasidalymas, darbo saugos užtikrinimas. Kiekvienas darbas turi būti labai planuojamas, čia aš dabar šiek tiek geriau atrodau negu toj nuotraukai. Nes iš tikrųjų kiekvienas nesuplanuotas veiksmas ypač vargina patį darbuotoją. Norėčiau išskirti pagrindinius aspektus, ką reikėjo susiorganizuoti, ką reikėjo padaryti, ką reikėjo atkreipti dėmesį, tai žinoma mokymai. Tai mokymų tikslas buvo, kad padidinti darbuotojų budrumą, paskatinti darbuotojus efektyviai dirbti komandai, taip pat labai buvo svarbu susiorganizuoti, kaip mes transportuosim pacientus į kitas procedūras, nes buvom užėmę D korpusą santaros klinikos 3 aukštus, o jeigu reikdavo kažkokių kitokių procedūrų, tekdavo išvažiuoti jau į aplinką, kur buvo sveiki pacientai. Labai tiko mums elektroniniai paskyrimai, elektroninė temperatūros kortelė, nes tik dalis dirbo ir mokėjo dirbti su elektroniniais paskyrimais, tiek gydytojai, tiek slaugytojai, tai teko greitai išmokti ir kitiems. Man kaip vyresniai slaugytojai buvo labai patogu tie elektroniniai paskyrimai, nes galėdavau pasižiūrėti, kokių reikia vaistų, galėjau aprūpinti vaistais, kad nieko netrūktų, medikamentais, nereikėjo man klausinėti nei gydytojų, nei slaugytojų. Tiesiog dirbam kiekvieną savo darbą. Dirbant su COVID infekuotais labai svarbu tarpusavio pagalba, kaip ir kiekvienam aišku darbe. Mes neturėjom visiškai modelio, mes nežinojom, kaip geriau reikia, kaip reikia susidėlioti, kaip problemas spręsti, kaip bus patogiau. Spręsdavom iškilusią problemą, ryte susitikdavom, vėl klausdavom, ar viskas pavyko ir vėl imdavom naujas problemas spręsti. Dirbo vis nauji ir nauji darbuotojai pas mus. Vienu metu skyriuje dirbo gal iš 14 skyrių net darbuotojai, tai kiekvienas su savais įgūdžiais, patirtim, skirtingais charakteriais. Tai tikrai buvo ką veikti ne tik su COVID pacientais, bet ir suvaldyti visiškai nepažįstamus darbuotojus. Labai svarbu buvo neužteršt patalpos, aplinkos, kai išvažiuodavom jau į pačią ligoninę. Pačiam skyriuje buvom įsikūrę, mes turėjom ir ypač sunkiem pacientam rentgeno aparatą, fibrogastroskopijas, atlikdavom dializės, bronchoskopijas, elektrokardiogramas darydavom patys, įvairias biopsijas darėm irgi skyriui. Net ir vaisiaus tono aparatą turėjom, nes neštukės pas mus taip pat gydėsi, tai slaugytojai, gydytojai turėjo labai būti. Nebuvo kada net sakyti, aš nemoku, aš nedarysiu, tiesiog čia ir dabar mokėmės, darėm ir viskas puikiai pavyko. Personalo darbo organizavimui labai tiko ligoninės schemos. Mes tiesiog jas papildėm nuorodom ir jas naudojom. Šitos schemos buvo patalpintos ligoninės intranete. Kaip ir minėjau, darbuotojai vis keitėsi, tai galėdavo tiesiog jie jau prieš žinodami, kad ateis dirbti šitą skyrių, pasižiūrėti arba konsultantai,
kur reiks eit, kur nusirengti, kur savo galės palikti rūbus, kur bus papildomas aprangos, kaip ateiti skyrių, kur yra žalios zonos, kur jau raudonos zonos. Čia taip pat matot tas schemas tokias, kurios buvo paruoštas. Kiekvieną iš tikrųjų nuorodą reikėjo labai apmastyti, kad nepakabinti jų per daug, nes jos ir taip stresas didžiulis darbuotojams ateiti. O dar visko, jeigu prikabinta, tai dar didesnis stresas. O laiku vietoj suteikta informacija iš tikrųjų labai mažina įtampą. Kai kūrėm tą skyrių, labai daug fotografavau, nes kažkaip taip ir galvojau, kad reikės kada nors ateityje tų nuotraukų. Iš pradžių jautėm tikrai visi ir baimę, nerimą, bet pamažu apsipratom ir prisitaikėm prie esamos situacijos, iš tikrųjų neturėjom kur ir dingt. Turėjom prisitaikyti. Šioje nuotraukoje galit matyti tai mūsų didžiąją asmens apsaugų apsirengimo patalpą. Šioje erdvėje patalpoje kas 4 valandas vis keitėsi nauji darbuotojai, nes kas 4 valandas reikėdavo pasikeisti aprangą, bent jau šiek tiek pailsėti, nes ir toj, kaip vadinu, žalioj zonai taip pat buvo kitokių darbų, kuriuos reikėjo atlikti. Šioje patalpoje persirengdavo COVID-2 skyriaus ir 4 reanimacijos darbuotojai. Tai vienu metu būdavo net iki 15 žmonių darbuotojų. Tai priėmėm sprendimą, kad taip mums netinka, kad nors ir patalpa didelė, bet mes netelpam. Tai reorganizavom darbo laiką. Reanimacijos darbuotojai pradėdavo į darbą 7 valandą, o jau COVID skyriaus dirbom nuo 7:30. Taip išsprendėm problemą, kad nebūtų grūsčių nei apsirengiant, nei ypač tada, kur jau reikėdavo nusirengti, kur dar viską lėčiau reikėdavo daryti ir kad nesistumdytų, iš lėto nusirengtų, nes būtent ir yra tyrimais buvo nustatyta, kad būtent nusirengiant aprangas infekuotas dažniausiai darbuotojai ir apsikrėsdavo. Pirmoji tam, čia mūsų ta pirmoji, kur buvo nusirengimo patalpa, jinai net ir buvo pačioj padaryta toj žalioj zonai vadinamoj, bet vėliau perdarėm ją į 1. aukštą, nes visgi ten saugiau buvo nusirengti. Tik tiek, kad jau ten jau nusirengė, darbuotojai negalėjo važiuoti liftu, turėdavo būtinai lipti laiptais, nes liftas jau buvo mūsų užkrestas, nes ten vežiodavom pacientus. Ruošiantis šiam pranešimui tikslingai rinkau straipsnius, kurie buvo nuo pandemijos pradžios, kad perteikti tą būtent, ko trūko, kas buvo ne taip, nes atsakymų tikrai į daugą nebuvo. Ir per pastaruosius kelis dešimtmečius, ypač pavojingomis lygomis, čia ne pirma iš tikrųjų yra pandemija, ypač pavojingų lygų protrukiai buvo tiek živ, tiek SARS, tiek ebolos. Ir vis dėlto tik kelios šalis vykdė mokymus, vykdė pasirengimą, sudarinėjo strategijas. Tai kokiosgi buvo tos pagrindinės strategijos išsiaiškintos, kad tai turi būti nuolatiniai mokymai, kaip elgtis nenumatytose situacijose, kad turėtų pakankamai žinių, gebėjimų susikoncentruoti tose situacijose, taip pat mokėti valdyti stresą, dirbti produktyviai, kad išvengti profesinių klaidų, turi būti tikslus protokolai, gairės ir žinoma darbuotojai turi mokėti jais naudotis ir būtina yra veiksminga ir prieinama psichologinė pagalba dirbant tokiuose situacijose. Šiame straipsnėje buvo analizuojama, su kokiamis problemomis būtent susidūrė medikai dirbant senelių namuose. Tai per 3 savaitės nuo COVID pandemijos pradžios susirgo daugiau negu pusė tų namų gyventojų, taip pat ir darbuotojų didžioji dalis, lankytojų. Ir kokiosgi pagrindinės tos buvo problemos. Tai žinoma žinių trūkumas, mokymų nebuvimas ir infekcijos kontrolės specialistų trūkumas. Kitame straipsnėje buvo analizuojama, kas didžiausia nerimą kėlė dirbant su COVID sergančiais. Lyginant šito tyrimo duomenys su 2016-2018 metų atliktų tyrimų duomenimis, tai dirbant su ebola, SARS sergančiais pacientais, tvirta taip pareiškia daugiau negu 75%
personalo, čia buvo slaugytojai tyriami, ar nori dirbti su COVID pacientais, tik šiek tiek virš 20% pasakė tvirtą taip. Taip pat lyginant šio tyrimo rezultatus pasitvirtino tie patys rezultatai kaip ir 2016-2018 metų tyrimų rezultatais, kad žinių trūko tiek dirbant su Ebola, SARS sergančiais, tiek ir su COVID infekuotais. Tai, kad turi pakankamai žinių, teigia tik tai šiek tiek daugiau negu 8% darbuotojų. Kitame tyrime buvo įvardintos pagrindinės streso priežastis. Taip pat buvo išsiaiškinti, kokiegi tie stresą mažinantis veiksniai, kas motyvuoja dirbant su COVID-19 infekuotais. Tai buvo išsiaiškinta, kad tai yra specialūs mokymai, kaip apsirengti, kaip nusirengti asmens apsaugos priemonės, kad būtų pakankamas kiekis aprangų, žinoma, pakankamas atlyginimas, socialinės garantijos, kad bus darbuotojų pasirūpinta, jeigu jisai susirgs. Ir taip pat būtina yra streso valdymo mokymai. Dar labai anksti yra prognozuoti, kokią žalą padarys COVID-19 infekcijos onkologiniams ligonėms, lėtinėmis lygomis, transplantuotiems pacientams, kokia bus žala padaryta, tačiau jau 20 metų vasarą buvo aišku, kad sergant onkologinėmis lygomis ligos eiga sunkesnė daugiau nei 3,5%, mirštamumas taip pat padidėjęs daugiau nei 5%. Ir šiame tyrime dalyvavo daugiau negu 1000 slaugytojų ir jau pusė jų buvo nustatytas nerimas, depresija. Čia tik buvo pačios pandemijos pradžia. Pasaulio sveikatos organizacija nuolat teikdavo rekomendacijas, kaip dirbti, bet iš tikrųjų kiekviena pasaulio šalis turėjo pati nuspręsti, kaip bus valdoma pandemija. Karantinas buvo pats pagrindinė priemonė buvo ir išskiriamos 3 tokios kaip ir pagrindinės strategijos, tai yra griežta, neutrali, švelni. Kinijoje buvo griežta valdymo strategija, Lietuvoje neutrali, Vokietijoje taip pat net neutrali. Kinija buvo viena sėkmingiausių kontrolės atžvilgių, įgyvendinusių šitokią griežtą strategiją. Švedijos valdymo strategija išsiskyrė savo švelnumu. Šios švelnesnės priemonės yra grindžiamos skandinaviško tipo, grindžiamas savarankiškumu, pasitikėjimu, atsakomybės tokia kultūra, tačiau jinai neturės jokio poveikio iš tikrųjų kitose šalise. Vokietijoje buvo pats didžiausias užfiksuotas sergamumas, bet mirtingumas ten buvo pats mažiausias. Tai manoma, kad Vokietijoje todėl buvo taip, kad buvo labai ankstyva diagnostika, plati tyriamųjų asmenų grupė. Jungtinėse Amerikos valstijose buvo atskleista, kad laiku sumažinus socialinius kontaktus labai reikšmingai sumažėjo COVID sergančių, bet būtent noriu pabrėžti, kad tai tiko tik atitinkamos šalies būtent gyventojų mentalitetas, dėl to negalima buvo imti ir dėl to ir buvo skirtingos strategijos, negalėjom pasirinkti tik vienos strategijos. Daugelį šalių buvo tokios kaip ir 3 išskiriamos. Tai pirmoji, kad būtent leisti virusui plisti, kol susiformuos natūralus imunitetas. Antroji strategija, kad viruso valdymas griežtai izoliuojant sergančius. O trečioji, tai viruso plitimo stabdymas būtent tarp rizikos grupės asmenų. Tol, kol bus sulaukta ar kolektyvinis imunitetas, ar kol bus sulaukta vakcina. Kaipgi Lietuvoje? Lietuvoje buvo asmenų priklausančių aukštam rizikos laipsniui saugojimas, atvejų lokalizavimas, objektyviai informuojama visuomenė, įrodymais faktais grįsti sprendimai ir tarptautinis bendradarbiavimas buvo. Lietuva iš tikrųjų labai greitai sureagavo,
į pandemijos valdymą ir tą keliamą grėsmę greitai buvo perprasta. Nuslūgus pirmai bangai, aišku, buvo laipsniškai švelninimas visas karantino priemonės, kas vedė prie antros bangos. Pandemijos valdymą, aišku, dar apsunkino, kad keitėsi valdžia. Ir buvo pagrindinis mūsų jau tos antrosios vyriausybės tikslas, valdant pandemiją, tai sumažinti naujų atvejų skaičių ir priemonių griežtumas nuo to priklausė pagal sergamumą. Buvo arba griežtinamos sąlygos, arba vėl lengvinamos. Ir kokiegi buvo pasiteisinę sprendimai, kas buvo priimta ir kas buvo iš tikrųjų gerai nuo pat pradžių. Kad didelės rizikos grupių apsauga buvo imtasi globoti, tai globos namai, slaugos įstaigų darbuotojai, darbo organizavimui buvo didelis dėmesys skiriamas, Lietuvos kariuomenės ir kitų organizacijų įsitraukimas medikams padėti valdyti visą situaciją, informacijos keitimasis su kitomis šalimis, privačių laboratorijų įsitraukimas, taip pat intensyvus darbuotojų testavimas, konsultacijos nuotoliniu būdu. Lietuvoje buvo gydomi pačiais naujausiais vaistais, nes Lietuvos medikai taip pat įsitraukė į tyrimus ir kitose šalyse, kad galėjo gauti tų naujausių vaistų. Kasdienės situacijos buvo monitoruojamos. O kogi pritrūko, kokios pamokos ateičiai ir kas nebuvo laiku padaryta. Ką reikia pasidaryti visom įstaigom, tai darbo infekcijos protrūkių atvejų organizavimo tvarkos būtinos, ko nėra, gal ir dabar dar ne visur yra. Reiktų sukurti vieningą informacijos sistemą, atnaujinti įstaigų ekstremalių situacijų, tiek centrų sudėti, tiek peržiūrėti valdymo planus, tiek mokymus organizuoti, taip pat užtikrinti epidemiologinio prognozavimo srities specialistų rengimą, šviesti visuomenę, kaip elgtis švenčių metu, tarpusavį bendradarbiauti turėtų institucijos žymiai griežčiau. Taip pat reiktų kelti įstaigų IT lygį, įvertinti nuotolinio mokymo naudojimo galimybės. Ką dar pandemija išryškino, būtent sveikatos srities problemas, kokios buvo visame pasaulyje. Kad sveikatai nebuvo skiriama pakankamo dėmesio, žmogiškų finansinių išteklių nebuvo tiek, kiek reikia. Kad darbuotojai, medikai dirbantis su tokiais pacientais aukojo savo sveikatą, patyrė tiek nerimo priepuolius, tiek depresijos priepuolius. Ir galbūt buvo tų kalbų, kad yra suteikiama pagalba, bet tai daugiau gal kalbom ir liko. Kad netinkamas yra specialistų pasirengimas, netolygiai yra išskirstyti resursai, paslaugų neprieinamumas. Tikrai nepameluosiu pasakydama, kad tuo metu buvo svarbiausias COVID-as, o visos kitos lygos buvo nustumtos į šalį. Ir liko gal daug kas, net ir galiu pasakyti, su žymiai pablogėjusia sveikata per tą COVID-ą, nes nebuvo teikiama jiem pagalba. Ką norėčiau pasakyti būtent apie technologijas. Jau dabar galima pasakyti, kad klaidingos informacijos paplitimas, ypač socialiniuose tinklapiuose, tai yra beveik toks pats pavojingas, kaip ir pasaulio visuomenės sveikatai gali tokį patį pavojų, kaip pats virusas padaryti. Dėmesio stoka, dezinformacijos kontroliai, apmokyti visuomenės sveikatos specialistus, atskirti patikimus šaltinius ir supažindinti visuomenę, kaip atsirinkti teisingą informaciją sveikatos temomis. Pandemijos metu viešosios komunikacijos skleidžiamai informacijai trūko tos dezinformacijos kontrolės, aiškesnių antraščių su turiniu. Buvo populiariausios tai aptariamos temos, kiek susirgo, kokios naujos priemonės buvo įvestos, bet visuomenė trūko informacijos apie kitų šalių valdymo strategijas, apie ligos sampratą. Žurnalistų tam tikra teisinga informacija
iš patikimų šaltinių paimta, bet jinai buvo interpretuojama skandalingai ir klaidingai ir jie pasiekdavo didesnę dalį visuomenės su tokia iškraipyta informacija, negu valdančių institucijų lyderiai pasinaudodami socialiniais tinklais susidūrė su dideliais iššūkiais. Tai nedavė naudos. Kai kuriais klausimais visuomenės sveikatos specialistams reiktų pastiprinti žinias ir padėti kovoti su visuomenėje vyraujančių klaidingų požiūrių. Pasiūlos priemonės tokios kaip kuponai, dovanos, ten piniginės paskaitos iš tikrųjų susijusių su vakcinacijos apimčių didinimu pakankamo rezultato nedavė iš viso. Ir kągi norėčiau jums palinkėti, kad rūpinkite savo sveikatą. Tas, kas serga, linkiu atidžių medikų, o patiems medikams linkiu, kad turėtų kolegų pagarbą, palaikymą, visuomenės dėkingumą, ko tikrai kartais labai pritrūkstam. Pasaulyje yra daugiau negu 40 milijonai sveikatos priežiūros specialistų. Iš jų daugiau negu 20 milijonų yra slaugytojai. Ir šioje pasaulinėje krizėje, toj kritinėje sveikatos priežiūros krizėje, slaugytojai padėjėjai buvo iš tikrųjų pačiose priešakinėse linijose. Dėl to visiems, būtent slaugytojų padėjėjams labai norėčiau padėkoti, kad kovojo su šia pavojinga infekcija, negailėjo savęs. Tai tiek. Ačiū. Ačiū gerbiamai Virginijai už tokį apibendrinimą. Turbūt iššūkiai mus visus užgrūdina gyvenime, ar ne, ir be visų bėdų gal buvo tokių ir teigiamų dalykų, ką mes medikų bendruomenė išmokom po tos epidemijos, bet turbūt didžiausias džiaugsmas, kad esam kartu, kad nereik dėvėti kaukių, kad galima apsikabinti, ar ne. Jo, tai, o iššūkiai mūsų užgrūdina. Taigi šiandien mes daugiausia girdėjom informacijos, kalbėjom lėtinė inkstų liga, labai daug sergančių žmonių, bet yra ir kita nefrologinė rykštė, tai yra ūminis inkstų pažeidimas. Ir jeigu mes turbūt neabejoju visi žinom auditorijų, kiek mes turim dializuojamų ligonių Lietuvoje, žinom visi. Tarp 1200–1300, ar ne? O kiek prireikia dializės ligoniams ūminių pažeidimų, ar žino auditorija? Deja, bet Lietuvoje mes tokios statistikos neturim, aš galiu tik pasakyti, kad bendrai ūminis inkstų pažeidimas pasaulyje pripažįstamas kaip dar viena epidemija, prilygstanti miokardo infarktui, insultui, taip ir ūminis inkstų pažeidimas. Ir mes bandėm diskutuoti su Laurynu kaip Santarose, bet Kauno klinikose mes kiekvienais metais dializuojam iki 600 pacientų dėl ūminio inkstų pažeidimo. Tai jeigu sudėtume visus pagrindinius nefrologinius centrus Lietuvoje, tai ko gero turėtume žymiai daugiau pacientų negu sergančių galutinės stadijos lėtinė inkstų liga.